Atsimenu iš sovietmečio tokią brigadų eilėraštį kažkokį, nes kėlė juoką, iš tikrųjų būdavo tokia kava, kur duodavo kavinėse, restoranuose, nebuvo jinai gera ir toks dvieilis ir automatas daro pšš ir drumzina vandens pakš. Tai ačiū Dievui, tie laikai jau seniai praeitį, o kadangi daugelį iš mūsų rytai sunkiai įsivaizduojami be kavos. Žinot, kai daro kavą, kai užpila daug kavos su vandeniu. Aš tokios kavos nemėgstu. Visiškai prisipažįstu, ten veliasi tos kavos drumzlės, ten tas anas. Bet yra dar vienas dalykas. Chemiškai žiūrint, kuo daugiau vandens, tuo daugiau kofeino ištirpsta tame vandenyje. Tai kai išgeria tokį didelį puodą kavos, tos užpiltos, tai gauna žymiai daugiau kofeino, negu išgertumėt vieną mažą padelį espreso. Itališkai espreso, tai spausti, spaudimas. Tai ta kava paspaudimu ir ten daugiau yra skonio, o ne kofeino. Kuo mažiau vandens, tuo mažiau kofeino. Kuo daugiau vandens, tuo daugiau kofeino. Labai paprasta taisyklė ir todėl aš anksčiau stebėdavau, kaip kokie italai gali gerti espreso prieš miegą. Aš dabar lygiai tą patį darau ir man tai visiškai neturi jokio poveikio, nes tai yra skonis, o ne kofeino kiekis, arkliška dozė. Dėl to mano šeimos draugas ir mano draugas yra puikus kapsulinis kavos aparatas Zylė, kurį galite įsigyti krinona.lt ir dabar aš apie jį truputį papasakosiu. Visų pirma, jis yra labai universalus, nes jis gali gaminti ir iš maltos kavos kavą, ir iš kapsulių kavą. Taip pat jis yra labai kompaktiškas. Štai čia yra tik tai 12 cm, kadangi mano virtuvėlė yra tikrai maža, turi tokią dėžę, kur jau ten visi kavos reikalai yra. Čia pažiūrėkit, ko tik tai nori rasi. Malta kava ir kapsulinė kava. Štai pavyzdžiui, Dolce Gusto, tai čia iš vis gali pasidaryti tokią kelių sluoksnių kavą. Kapsulės taip pat būna skirtingo dydžio. Dėl to čia yra universalumo požymis, yra adapteriai. Kiekvienas kitas įdėta štai čia. Yra adapteriai, kur tu gali pritaikyti bet kuriai kapsuliai. Šis adapteris yra gaminti tiesiog maltą kavą įsidėjus. Yra, kai gaunat komplekte specialų šaukštelį, kai reikia įdėti kavos, papresuoti ir dedat ten. Čia yra skirtingų dydžių kapsulėms. Vandens papildymas yra iš galo, labai lengva tai padaryti. Nedaugiau iki maksimum ribos. Įsistatot gale. Ir viskas, jūsų aparatas yra paruoštas. Jis yra skirtingų spalvų, pas mane yra pilkas, taip pat gali būti juodas, baltas, tad galite priderinti jį prie savo interjero. Labai paprasta priežiūra ir taip pat jo kaina yra labai gera. Jeigu kapsulės jūsų pasibaigia, kartais turit maltos kavos, darotės maltą kavą. Pasaulis dėl to nesugriūva. Ką aš gersiu? Espreso, tarkim. Uždarau, paspaudžiu, įdedu čia, pasistatau puodelį. Uždarau, girdėjot trakštelę, reiškia tuo pačiu pradūrė ir kapsulę ir spaudžiu vieną iš simbolių, ką jūs čia norit daryti. Aš darausi espreso, play. Pašyla labai greit, kelios sekundės ir kavos gamyba prasideda. Baristos dažnai vadina, kai daro espreso kavą, kad tai yra pelės uodegėlė. Štai ta čiurkšlė, kuri bėga kavos, srovelė, iš tikrųjų primena pelės uodegėlę ir tai yra geros kavos požymis. Garsas duotas, signalas garsinis, kad kava paruošta ir štai gali mėgautis espreso vidury Dzūkijos miškų. Oi. Ir su šiuo aparatu taip pat galima eksperimentuoti ir maišyti tos skonius, kurti skonius. Šio kapsulinio kavos aparato Zylė privalumas yra man būtent tai, kad jisai yra universalus, pritaikytas prie skirtingų gamintojų. Na dabar pabandysiu pasigaminti sluoksniuotą kavą, latte macchiato, kad tilptų stiklinę, išimu pagrindą. Tai dabar įstatysiu baltą kapsulę, uždarau punktelį, vėl trakštelėjimas ir pieną suleidau. Išimu kapsulę ir įstatau dabar rudos spalvos kapsulę. Man pačiam įdomus toks eksperimentas. Dabar turėtų viskas susisluoksniuoti. Ir štai mano pakeistas
rytinis pomėgis, vien dėl jūsų, kad jūs pamatytumėt vietoj espreso latte macchiato. Skanu. Krinona.lt, kapsulinis kavos aparatas Zylė.